Toliau vėl tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar prisiminsiu ir papasakosiu, koks kadaise buvo tas momentas, kada aš gavau 1996 m. rugpjūčio mėnesio žurnalo Genys numerį. Tų metų rugpjūčio mėnuo man asmeniškai buvo kupinas ir naujų, smagių atradimų, ir įdomių bei šviežių įspūdžių ir skaudžių praradimo momentų. Išsipildė mano tuometinė vaikiška svajonė ir aš pirmą kartą apsilankiau žvyro karjere, kur iki tol dar nesu buvęs. Liūdną praradimą aš išgyvenau tada, kai porą naktų iš eilės buvau niekingai apvogtas, įtariamieji Šarka ir kiti jo draugeliai iš kieme buvusio plytų žaidimų kiemelio su tamsa nugvelbė visus mano geriausius žaislus, o paliko tik prastus. Net ir dabar nemalonu prisiminti, kaip aš paskui dėl to verkiau labai, nes teko man suprasti, kad tie vaikai, kurie dėjosi mano draugais, iš tikro ir nebuvo mano tikri draugai, o buvo tik apsimetėliai, nes jie drįso iš manęs pavogti žaislus. O šiaip, kas iš linksmesnės pusės, mėnesiui einant į pabaigą, mūsų sodyboje tuo metu jau visus smarkumų vyko statybos, statėme naują tvartą. Darbavosi 2 vyrai, rimti statybininkai iš Vabalninko, tad jiems plušant su mediena, nuo garsų ir kalbų įdėjo net visą sodybą. O man su savo kalaite musė tuomet irgi buvo į ką paspoksoti ir ko iš dirbančiųjų pasimokyti. Būtent šis statybų metas kieme man tiksliai ir sutapo su tuo laiku, kada vieną ir šiltą vasaros dienos popietę aš, nuėjęs pasiimti spaudą, iš pašto dėžutės su laikraščiais namo parsinešiau ir naują rugpjūčio genį. Buvau ir nustebintas to, kad šio numerio viršelis yra kiek pasikeitęs ir nudžiugintas, kad vėl galiu rasti ką įdomaus paskaityti. 1996 m. rugpjūtis.